Doradų užkandėlė. Pirmiausiai dorojame žuvį, išpjauname kaulus ir nulupame odą. Tuomet žuvį pabarstome druska, pipirais, pašlakstome žaliosios citrinos sultimis. Paruošėme kelių rūšių įdarus. Pirmąjį gaminame iš varškės, kiaušinio, čiobrelių ir peletrūno. Antrajam įdarui naudojame varškę, kiaušinį, čiobrelius, smulkiai supjaustytą papriką ir ciberžolę. Įdarus dedame į žuvį ir susukame suktinius. Juos kepame 165 laipsnių orkaitėje 15-20 minučių. Ryžius verdame kartu su vynu ir sviestu. Baigiant virti įdedame tarkuoto sūrio ir atvėsiname. Tuomet įdedame kiaušinio ir viską gerai išmaišome. Iš šios ryžių masės formuojame kubus. Į vidų dedame nuluptus ir supjaustytus kivius. Kubus apvoliojame džiūvėsėliuose, išplaktame kiaušinyje ir iškepame karštose riebaluose. Ananaso griežinėliai karamelizuojame keptuvėje su sviestu ir cukrumi. Padažui nulupame kiviai ir išimamos sėklos. Kiviai susmulkinami smulkintuve kartu su baltu vynu ir grietinėle. Gauta masė pakaitinama.